Nu ką, pradedam 7 dieną. Įsimiegojom. Daromės pusryčius. Daiva labai skaniai daro kiaušinukus su dešrelė. Čia mūsų toksai improvizuotas stalas iš suoliuko. Kadangi neturim normalaus stalo, tai naudojam suoliuką. Čia turim pomidoriukų, turim bulkiukų, turim kiaušinių, turim dešrelių. Tai vat pradėsim dieną nuo pusryčių ir kavos puslitrio. Kempingas įdomus. Čia turi kad įsiregistruoti. Tiesiog paėmė 20 eurų, pasiėmė voką, įmetė tą voką 20 eurų, dėdė paštą dėžutę ant voko užrašai, kad ten, sakim, palapinė 2 žmonės, ant naktas data, viskas. Nieks nei čia vaikšto, nei čia žiūri, nei čia kontroliuoja, nei toks visiškas kažkoks tai paliktas likimo valiai, sąžiningumui. Vandens geriamo galima užsipilti, nereikia pirktis jau, kad ir bačką gali užsilieti. Bet toks kažkoks toks pats lėviausias iš visų kempingų, kiek esam buvę. Kažkaip man nepatiko. Migruojam su palapinė link saulės, kad kondensatą nusidžiovint biškį. Nuserdėm pusiau. Čia irgi jau ruošiamės viskas daiktukais pakuojami. Judėsim šiandien į Kalmarą. 7 dieną turim pasiekti Kalmarą, Švedijai. Daiva čia telefoną bandom sudriekusi pakrauti. Nekrauna, vienu žodžiu, telefonai, batai greičiausiai. Nu ką, po remonto biškį apžvalga. Viskas su grandinė dabar gerai, bėgiai pavaros mėtos, viskas soliuks, išmokau susireguliuoti, pavaras buvo priverstas. Čia su to galo gerai, ratas buksuotas. Priekinis po sprogimo pirmoji dienoje Stokholme. Bet kažkaip lyg tai neprogresuoja daugiau. Tai sakykim, bandysim važiuoti tolyn. Jeigu Kalmarė, ten daug dirbtuvių visokių ir kažkas greitai priimtų, pakalbinsim tą ratą pareguliuoti, tai visai nieko būtų. Karšta bus šiandien. Nu va, atsikėlėm prie šito fjordo. Išėjimas į Baltijos jūrą. Čia puikiai matos. Ten dar vasalėlės. Ir jūra atvira. Nu gražu, tokie vat vaizdai, tie fjordai viens po kito eina su kitokiais išraitimais. Na. Gražu. Pradedam taip tokiais vaizdais 7 savo dieną. Ir važiuosim, labai norim važiuoti. 7 diena judame link Kalmaro. Labai gražiais keliukais šiandien. Tiltukai, keliukas per mišką buvo. Autostrada, niekur nereikia važiuoti. Autostrada ten. Greitkelis autostrada. Važiuojam savo per kaimukus, per miškiukus visokius. Labai smagiai važiuoja. Nešalta, šilta, vėl šiandien iki 27 praneša. Daiva džiaugias, kai karšta bus. Taip. Šilumos mėgėja, kaip Vokietijoj šalda, bakaista. Taip. Jamaika čia. Sako, šiuo metu Lietuvoje 17, nu neina patikėti, kad čia šiaurėje šilčiau nei pas mus. Va, kiek žmonės prirenka akmenų iš laukų, kol kukurūzus pasodino, kiek talkos reikėjo, kad surinks šitiek iš lauko. Prisikrovė pilį statys turbūt dabar. Nu va, kai tik iš miesto išvažiuoji, taip vėl miela širdžiai gražu. Nuo mieste tai nūdna važiuoti, žiauriai nepatinka. Ką tik iš Monstero tokio išvažiavom. Nelabai ten mieste gerai. Štai užmiestas, vau, visur, kur žiūri kaip iš paveiksliukų. Tokie vaizdžiukai. Dabar tipo nuo Monsterio į Kalmarą rodo, kad bus dviračių takas. Pasižiūrėsim koks.
Nes jie kai rodo, tai būna ir miško keliukai. Tas takas nereiškia, kad toks vat kaip dabar bus. Gali būti ir keliais, ir miškais, ir visokiais laukais. Šilta. Šiandien šilta. Daiva ten lekia. Ten vaikas užsiekė. Miestukas labai toks fainas, gražus. Miesčiukas, mažas, namukai tokie senoviniai įdomus, mediniai visi. Tipinis, irgi galima sakyti, vienodi labai panašus. Nu, bet karšta šiandien. Ant saulės koks 30, tikrai. Labai graži vieta. Labai graži. Čia palapinė statytis būtų galima prie to krūmo. Ja. Radom širdį. Fjordo širdis. Va taip va. Oi, kaip karšta. Karšta žiauriai. Fjordas. Eilinis vėl fjordas. Tokia visai faina vietukė, graži. Suoliukas, kurių čia yra itin mažai, retai. Daiva kažką bando pasikrauti. Kas čia per lankstinukas? Čia yra prie suoliuko prisegta kažkoks tai va. Apie tą širdį čia kažkas daroma buvo. Kaip tą širdį čia padarė. Čia daug aprašyta visko. Švediškai. Kas dar čia? Oi, čia sujauksiu šitą katalogą. Na jau sujaukiai. Sujaukiau. Čia kaip kaptavo tą visą reikalą. Su benzapjūklu pjausti. Krenta man čia. Atsivežė va tokį gabalą. Čia su benzapjūklu džik, drožė, nušlifavo. Čia paskui apdegino tą širdį. Tokia degintą padarė, pašveitė va. Pašveitė, prikalė metalinių skabukų. Tada ir taip padarė. Pumpt. Įkasi. Ta teta čia įkasi į vidų. Nu, su kranu akmenį kokį įleido, laikytus, prisuko, suoliuką pastatė, va dar kur sėdėm. Ir va. Čia parašyta. Ir va, tas rezultatas. Čia kažkokia meilės įlanka turbūt. Va, jinai, šitai matot jūs ją. Ir matot šitą durnelį. Važiavom, mes esam reklamos aukos. Rašė ten kažkokią labai įdomią vietą, kažkokios Bridžitos palaikai iš Romos atkeliavo čia kažkada. Pėjau, kryžius pastatytas va. Miške, davėmės per mišką. 2 suoliukai, vienoj pusėje. Labai įdomi vieta, sakė. Kitoj pusėje, oi kaip čia įdomu, sakė. Nu va, kryžius stovi. Galima papoteriaut. Važiuojam, jaučiu mes į Kalmarą. Va tos Bridžito širdies pažiūrėjimo pasiekmes. Važiuojam va tokiais va dabar šūtkeliais. Papartynai kažkokie tai. Čia buvo miškas, turbūt iškirsta, prisodinta pušų ir paparčių. Per akmenis kalda. O karšta kaip. Svilėsis.
Išvažiavom per privatų ūkį ten. Važiavom tais miškais, važiavom. Gaila, kad nebebuvo, kas papilmuoja, nes privažiavom ten elektrinę tvorą. Ten su škurliu atsikėlėm dratus, prasikišom dviračius. Tada įvažiavom į teritoriją, vėl antrą elektrinę tvorą, reikėjo ten vartus tokius atsikelt. Paskui įvarėm į kiemą kažkokios prosrutus, pro karvinykus. Tvartus atsikabinom. Ir išvažiavom dabar čia į tą kelią iš to ūkio. Tepam slides. Niekas nematė, niekas nieko nesakė. Gal ir matė, bet nieko nesakė. Tai va, iš to miško išlindom. Bet vėl žvyrkelė nepaleidžia. Šiaip tokia visai graži alėja. Daiva žiauriai bijo elektros. Tai džiaugis, kad šuns nebuvo, tai va čia bus būdė. Gerai, kad šuns nebuvo kieme, tai būtų uždraskę kalaišės mums, nes tai jau kaip ir per kiemą varėm. Vartus taip patys atsikėlėm. Vienu žodžiu, nuotykiai. Lemba, reiktų kažkaip kameros laikiklį pasidaryti, kad būtų pastovi ant mane. Nes dabar įsijimti, įsidėti. Bjaur, daug praleidžia momentų įdomių. Tai va, važiuojam toliau. Tai užpelkės? Aha. Papelkėjęs biški fjordas. Pakrantė užpelkėjęs. Kalmaras 33. Nu čia, bet čia mums taip nesigaus turbūt. O gal? Nu visai esam netoli Kalmaro jau. Tokiais takais, keliais vis artėjom ir artėjom prie jo. Šilta Jamaika, blemba, gryna čia. Lopis, kas tas lopis švediškai? Lopis, daug kur tų lopių. Lopis. Reiks įsiversti, ką reiškia lopis. Labai skanią picą valgom. 100 kilometrų nuvažiavom, dabar reikia pavalgyti kažką. Na. Netoli Kalmaro sėdam. Prie pat Kalmaro. Taip. Turi savo tvenkinį tokį viduj. Staptelėjom Kalmaro priemiestį, važiavę. Pum, pamatėm skraidančią lėkštę. Koks čia par objektas, ką žinai. Ne ta kolona, tai būtų kaip lėkštė pakilus. Ufonautų laivas. Staptelėjom pasigražėti Kalmaro panorama. Tai va, kas labiausiai krenta į akis, pilis. Ir kas įdomus, dar vienas statinys, tai yra bokštas. Užtitruosim kažkaip, nežinau šiuo momentu. Gal iš arčiau nuvarysim. Tai va, prie tvenkinuko eina toks dvirtakis. Į centrą pučiam, pasižiūrėsim, kas ten gal geresnio, įdomesnio. Bet vanduo tai švarus atrodo. Va, užmatėm tokį tiltą gražų, salą vieną eina. Labai aukštas. Žiauriai nepakeliui, nevažiuosim ant jo. Jis ten eina iš salos į salą, kitą tokią. Tenais viešbučiai. Toliau visoje saloje viešbutis. O čia yra Varvsholmen kažkoks tai kvartalas. O ten jau prieplauka. Fjordas prieplauka nusišneko. Po krantinę plakamas.
ten geras lunatiks važiavo. Nu, aš ir Parą kojas krapštus. Vos visos pusės. Tai jo, tas ten tiltas. Matėm iš po to Viešbučio salos. Jeigu taip žiūrint, baisingai didelis tiltas. Ten, kur rodžiau tas viešbučius prieš tai ir vais toliau eina. Eina. Tolyn. Na, čia nuvažiuoju tiesiog ir į salą tenai. Žiauriai didelis. Kas per tiltas, parašysim titrę. Turbūt. Patinka jum? Labai. Kalmarė. Labai. Įdomus miestas. Čia viešbutis. O, čia reiktų pasimt kambarį. Ką? Jo, eiktų savo, va, Kalmaro užrašas į uostą įplaukimas. Čia pats uostas turbūt. Kur čia galima nuplaukti, nežinia. Ant jūros bangų soliukų po obeliskų. Čia kaip mum užsakytas. Karaliaus sostas. Sėskis. Kalmaras. Čia tavo vieta. Jo, gerai. Tai, štai karūna. Kokios sienos. Nu va, čia toks po forto mapas. Čia galima ekskursiją pasiimti ir pasivaikščioti visai po jį. Gal čia reikės su automobiliu sugrįžti, su šeima, su atžalom. Nelabai įdomu. Man neįdomu su žalom. Tas fortas. Na, turėsim minty šitą vietą, kada važiuosim. Kalmaro fortas. Nu, dėduliam į kadrą lysti, kaip sakant, nesvetima. Ne, čia, nu, nenufilmuosi gražiai. Na, tai sakau, nenori lysti. Gribukarais kalbuoti. O taip bus postas. Čia vaikšt. Fortas, panašiai, patrankos. Na, jau. Viską? Kalmaro kempingė. Toksai neblogas kempingiukas. Pasiėmėm namuką šiandien. Nusprendėm, kad gana čia mum bomžauti. Tai iškart užbuotos. Tai vaikščiai su piglis. Nusprendėm, gana mum čia bomžauti, gyvensim kaip žmonės. Kartą. Ką mes šį gerą turim? Turim visą namą normalų prie jūros. Dar veranda, dagų tokių namukų. Telika. Nuliuks hatuką gavom. Kaina kaip Vokietijos bačkos, kaip buvom. Ja. Bet čia jau yra rimčiau. Ką čia? Oi, net siurblį turim. Magamasis. Turim miegamąjį atskirai. Kondicionierių turim. Ką mes dar gerą turim čia? Viską nuklabangė. Turim privatų dušą. Privatų viską. Kriauklės yra viskas. Čia yra liuksas. Gotas dušas. Dušas normalus. Kiaušinius reikia dėti šaldytuvą. Nereiks dujų deginti, turim kaitlentę irgi, kavos aparatą turim. Nu, vienu žodžiu, su tais patogumai šiandien, jau negalima skūstis čia. Kaip pakirtom katą? Apartamentai, ne. Nukirtom katą, Kalmarė. Čia su vaikais gali daryti. Galiu irgi tai parodyti. Kaip ką? Čia vaikų kambarys. Nu, Tai kiek turi plotą? savo DNR. Daug DNR gavos. Paleisim ten nabagus. Eik paberti pro terasą. Eik du nabagai.
Žiūrėk, kad šorto jau pavogtų. Su polikiai iš čia. Atrusi, tu nusišnekėjau. Šorto nenugnistų. Nu. Reikia atrakinti duris ir nešti. Kaip atrakins? Ai, jau nebešvit saulė. Neišnešė viskas. Gerai, eisim valgyti daryti. Oi, virtuvės kombainas. Eisiu savo prabangiui virtuviai valgyti padaryti. Da jau pikta. Taip, Labai. taip, Dėl tokios telefonus dvėsia. taip. Gavo drėgmės. Ja. Per tą valkatavimą gama su jis telefonu. Nupirksime naują? Pažiūrėsim. Leidžiam laiką, ką tai prisipirkom koronas. Kaip ten dabar žandai parodė. Nuo saulės? Mhm. Bent jau man. Jo. Nu. Krauna viską. Mhm. Prie tokios prabangos atpratom būti. Kaip namuose jūs. Gal niekur nepavažiuojam, čia liekam. Visai gerai čia. Vaikai tegu atvara su augintinės. Nu, tarkim, vaikam beretas į laivą, tavo atplaukčiai. Šilta, Kai žiemos čia. 30 laipsnių, Lietuvoje dabar šals. Kepam savo Švedijai. Šalupai nesaugit Va, matai, lūpos. kaip yra, kai įdegė kremą tepi, o ne nuokit įdegė. Aš čia netepiau. Čia netepiau. Čia Bėda, nuliau natūraliai. Eisim kavos pasidaryti. Jau per daug. Oi, kaip čia gerai. Bet čia palapinė irgi gerai. Bet reikia viską pasikrauti. Tik viskas, kad statai blemba, vėl paskui viską Čia išpakuoji. nieko pakuoti. Nespėjai išpakuoti, vėl pakuoji. Nu, tai va.